smalsiosioms ponioms, ponams ir ponaičiams sakau sveiki. Šiandien nepaprasti klausimai apie nepaprastus daiktus. Fizinis krūvis mums reikalingas lygiai taip pat kaip maistas arba oras. Tačiau siekdami nepakenkti savo, o taip pat turėdami skirtingus tikslus, mes organizmą turime apkrauti skirtingai. Ta apkrovos dydį patogiausia matuoti, matuojant pulsą. Tai yra širdies susitraukimo dažnį. Yra 5 pulso zonos sportinės. Nuo 50 iki 60 procentų, nuo 60 iki 70, kas 10 procentų nuo teorinio pulso maksimum. Pirma zona yra atsigavimo zona. Antra zona vadinama riebalų deginimo zona, kuri jau šiek tiek kelia aerobinį pajėgumą. Trečia zona būtų pagrindinė zona aerobiniam efektui išgauti. Tai yra pati galingumą širdies kaklių sistemos. Ketvirta zona būtų anaerobinio pajėgumo, tai kūno gebėjimas susitvarkyti su krūviu jau be deguonies sąlygų, didina toleranciją nuovargiui, gerina raumeninę ištvermę ir tai jau arčiau jau sportinės treniruotės. Ir 5 zona vienareikšmiškai yra skirta sportiniai treniruotėjai, maksimalaus pajėgumo zona, kuri ir treniruoja maksimalų žmogaus pajėgumą, bet jau turi tam tikras rizikas ir sveikatingumo klientai geriau į tą 5 zoną neužkliūtų. Su amžiumi viršutinė riba kinta. Iš tų teorinių 220 reikia atimti savo amžiaus skaičių. Savo širdį galime apkrauti nuo 60 iki 80 procentų maksimalaus pulso skaičiaus. Tačiau kaip tą pulsą išmatuoti tada, kada mes judame, kada dėmesys nukreiptas visai kitur? Unikalią grupę sportuojančių pulso matavimo sistemą pasiūlė Lietuvos inovatoriai. Mūsų sistemos inovatyvumas tai yra būtent mobilumas. Tai yra, kad aš kaip treneris galiu su tuo lagaminėliu išeiti, kur aš noriu. Galiu išdirbti klubo sporto salėje, galiu išeiti į pliažą, jeigu mano klientai to pageidauja, galiu išeiti į parką. Visos sistemos skirtos grupiniams stebėjimams, kurios yra šiandien, jos yra skirtos labiau stebėjimui ir analizai po fakto. O mūsų sistema išsiskiria tuo, kad treneris gali čia ir dabar aktyviai duoti komandas ir jam nebereikia aiškinti kiekvienam žmogui, va tu lėčiau, tu greičiau. Jam užtenka paaiškinti bendras taisyklės, kad jeigu rodikliai viršų greičiau, rodikliai apačia lėčiau, šypsenėlė gerai ir žmogus pats gali jau save valdyti. Jeigu kažkas pradės labai aktyviai apšilinėti, užsiduos per didelis apkrovas, tempą, šaus viršų, iškart sistema parodys rodiklį žemyn, kad krūvis yra per intensyvus. Ir trenerio pagrindinis darbas yra reguliuoti treniruotės eigą taip, kad, sakysim, būtų tolygus perėjimas iš vienos zonos į kitą. Jums ar jūsų vaikui nepatinka rodiklės, jūs norėtumėte, kad tai būtų pateikta ne taip biurokratiškai. Lietuvos inovatoriai sugalvojo sprendimą, skanų sprendimą. Kai yra tikslas labai tiksliai išbūti zoną, tai klientai turi pataikyti į taikinį. Tai pataikyti tiksliai į zonos viduriuką. Kuo daugiau šūvių padarys klientas, tuo jisai ilgesnį laiką išbus zonoje, tuo, reiškia, treniruotės tikslai bus pasiekti geriau. Mėsainis, visi žinom, asocijuojasi su per dideliu nutukimu, per dideliu viršsvoriu ir panašiai.